Tai daugeliu šeimininkų tikrai gali atrodyti, kad beplaukių augintinių maudyti nereikia, tačiau tai nėra tiesa, kadangi būtent beplaukiai augintiniai neturi kailio, kuris natūraliai sugertų išsiskiriančius riebalus bei prakaitą ir būtent tas prakaitas bei riebalai lieka tiesiog ant odos, gali pradėti skleisti nemalonų kvapą, taip pat gali pradėti kimšti poras ir tuomet gali pradėti atsirasti inkštirai ir tuomet tikrai turėsite kur kas didesnių problemų. Beplaukius augintinius reikėtų maudyti bent 2 kartus į mėnesį ir tam naudoti švelniai šveičiantį arba giliai valantį šampūną. Būtent toks šampūnas padės pašalinti nešvarumus ir riebalus nuo odos ir užtikrins, kad augintinis puikiai atrodys. Taip pat beplaukiams augintiniams yra labai svarbi akių bei ausų priežiūra, kadangi jie neturi nei blakstienų, nei ausų plaukų. Tai būtent akis rekomenduojama valyti kiekvieną dieną, o ausis galima valyti ir rečiau. Tai galima daryti 2 kartus į mėnesį arba kiekvieną kartą, kai maudote savo augintinį. Valymui galite naudoti šarminį vandenį, kadangi jis ne tik padės pašalinti nešvarumus, tačiau ir gali padėti užkirsti kelią bakterijų dauginimuisi. Ar beplaukių augintinių mityba turėtų būti kitokia? Kadangi šie augintiniai turi kur kas aukštesnę kūno temperatūrą, tad jų medžiagų apykaita yra kur kas greitesnė. Todėl neretai šie šunys ir katės yra kur kas ėdresni ir tikrai mėgsta parodyti savo šeimininkams, kad jų dubenėlis yra tuščias, tačiau nereikėtų pasiduoti šiai provokacijai ir remtis ant pašaro pakuočių nurodytomis rekomendacijomis, kurios yra būtent paruoštos pagal jūsų augintinio amžių, svorį bei aktyvumo lygį. Taip pat šiuos augintinius galite patlepinti ir skanėstais papildais, kurie yra sukurti specialiai kažkokiai funkcijai patenkinti, taip gali būti burnos higienai palaikyti ar palaikyti greitam ir sveikam augimui.